neišeis, bet čia nėra, Remigijos nėra. Šitą reikia palaukti, bet palaukti. 60. Patys. Kai dar išvyksta. Kai man atrodo. Viena jau yra labai gražiai. Ko negali? Čia labai bus liūdna. Sakysiu, o, televizorių papoliau. Tai kur žiūrėjo, Ivana, tai tu sakei, čia ne aš, o jis koks tu. Būtų atsistojęs su Vytu ir aišku, nesąmonė, padidinu, sako, kyla. Gražina gal. Tai manęs nedarys, ne, tai ją. Čia grinai kaip jaučiu, Čia teismo salė. Kokius gyvenimus padarė rytą per šios metus? Ar čia 37-as? Taip, taip, taip. O, tai labų vakarų. Oi, kad tam naštas komputoriu. Ko, tų vyrų nėra, gal padėtų? O, labų vakarų. Ir ponaičiai, ir ponelės, ir ponios. Oi, kiek čia daug jūsų susirinko, važiavau. Ne į tą laiptinę pakliuvau, adresą jūsų pamiršau. Po to prisiminiau, girdžiu, kas taip dainuoja, žaidžia, čia lyg šoka. Gela žūra, tai šilko botagais kalėda. O yra tverš, lašinį pantį kalėda. Ar reikia vėl saldainį, bet ne visiems duosiu. Oi, kad pažiūrėsiu. Ar kas žino apie kalėdas? Ar žinot, ką nors apie kalėdas? Kalėdų laukės? Gal užmiršiu? Laukėt, dovanų laukėt. Laukėt, nagi, eilėraštuką va ponė pasakysiu. Nu, prašau, panelytę. Nu, gal jūs žinot, panelytę pamiršau? Jau manė senį, tai jau pagerė. Eglutė. Skarota, eglutė žalia, meškutis gauruotas, jo lanko šile. Po vieną stulpelį, nes visiem neužteks. Vieną pustena geriai, naujųjų metų dieną ją puoš mokiniai. Nu, šaunuolė, tai mokyklą pabaigsi, nepamiršai. O gal va šitas ponaitis ką žino? Ateik. Na, kokia. Čia galima atsisėst pasirodo. Oi, kaip gerai. Nu, ponaitį. Tai ką tu žinai apie kalėdas? Tai nesvarbu, kas vėliau. Brenda sausis su deltiniais. Nežinai, kitokį žinai. Kur tas gruodis? O, Tas gruodis. tik garsiau, tai mano. Kur tas gruodis ieškam, klausiam, kol iš kūsės guzą gasim. Va, ledu ar čiuožio sausis sniego veidą nusipraus. Oi, dėkui tau, tai gužo nenoriu. Ačiū tau labai. O ten va karalaitė tokia sėdi kunigaikštienė. Gal ji prisimena kokius eilėraštus? Nu, ponia, meluoja. Nu tai kaip čia, nu tai... Tas gali būti. Oi, dar vienas yra karalaitis. Nebijok, tai aš eisiu puostą. Manė. Lysim abudu puostą. Taigi moki gražų eilėraštį. Šitas geras, žinau. Nu, sakyk. Abudu. Geroji žvaigždelė. Geroji žemelė, geroji žemelė, parodyk man kelią
šviesę ir tylę kalėdų žvaigždelę. Kai niekas nemato, kai niekas negirdi, kai angelas basas ateina į širdį. Kai niekas nemato, kai niekas negirdi, kai angelas basas ateina į širdį. Oi, šaunuolis, tai tau reikia išmokti 12 klasę, ar ne? Šviesą užstoji. Va, dėkui. Tai patikrinsi. Žinot, tokį nėra. O, gelbėk mamytę. Kokį tu dar žinai? Kokį tau Nu, žinot? kokį? Adatas labai dirba protinga, adata visoje kilo, vaikelį neišmūgė. Oi, šaunuolė, bet kodėl mama nepasakė? Tai va, mamai ir tau dar už tai, kad pagelbėjai. O tie vyrai, o tie mūrai, ko ten silkę turi? O, duok ir man senį pažiūrėti. Pala. O kad žinai, be akinių nematau. Nematai? Einam prie šviesos. O, kas čia? Senis, berniukas, argi senis, bun berniuku. Nebun, nu tai atvirkščiai, nu tai tu skaityk, kas čia. Vaka? Berniukas kaip gerai, senis šalti, kad pas mus tu atėjai, pasakyk, senelį šalti ar sušal. O aš gal su kais. Nebijai. Ne, su šalu nebijau, su kais bijau. Palauk, čia mano žodžiai. Stenelis. Šaltis ar karštis, kaip čia karštis. Nebijau, vaikučiai. Mano ar tavo? Mano? Nu tai mano. Ne speigų, nei šalnų, ledų. Kur? Rūmuose nuo seno, su žiemą gyvenu. Bet palauk, čia mergytė turi sakyti. Jau mergytė atėjo. Jeigu mergytė, tai skaityk. Ką veikia senelis šalti? Ledo rūmuose baltuos. Gal miegi senelis šalti? Pataluos, minkštuos. Čia vėl aš jo. Na gerai. Nemiegu, vaikučiai jūsų, o ir mano. Tik pas jūs ateinu. Darželis. O čia darželis? Ne, čia ne darželis. Tai šitą nesakysim. Ir namučius po krepšelį Saldainius. dalinu. Nu čia kitas. Na gerai, tai po to pratesim. Išmoks skaityti. Tik vargalkam reikia mokėti maldotis. Nu, o vyrai mūrai. O saldai. Ką tėvelis per kūčias vaikus kaip bara, ką sako, taigi kaip sako, per kūčias reikia visą piktą palikti. Atsiprašyk, padėkot, kad nauji metai geri būtų, kad duosnų stalas, kad sveikata būtų, meilė, šiluma. Tai kokius blogus žodžius sakot vaikams, kai supykstat? Nu. Oi, vaikai, tai gerą tykį turit. O ar sako senelis ką nors? Ar pabara kaip nors? Man? Nei aš negirdžiu, nei pats negirdžiu. Būtų tokį kurčiai. Nu ką padarysi, nu gyvenimas toks jau. Gyvenimas pasidarė. Ką palinkėtumėt savo? Už ką? Kapelėkus, mokinasi, darželį eina visur. Pas mane atvažiavęs pas senelį, na ir kogi jos bar? O vaikai, girdit kaip gerai? Kam jos bar? O mamutė ką pasakys? Mamutė ir pasakys, kad geri vaikai. Ir dar viena mamutė. Ir dar viena mamutė. Mamutė pasakysiu, kad labai gerai nukėlė, labai aš juos myliu ir jie mane, ir visi sutarėm labai gražiai. O dukrytės ką pasakys savo mamutėm? Aš šeimą, tai čia jau jų visas darbas. Jų visa pradžia.
Na, o, vyrai už ką norėtų padėkoti arba pasakyti žodžius, kad nepasiliktų širdgėlos naujuose metuose. Nu, vyrai, kuris? Tai jau už tas dukras norėjau padėkoti, kad jos tokios yra. Tai gerai, kad už tas dukras. O kad man čia sakė, kad čia labai sunku maišą turiu. Nešiau. O, mikslės reikės įmest. Turbūt pusę pametė, ne? Nepamečiau, dar elniai va ten stovi, jeigu pamečiau, jis ieško. Bet tai paskui atnešite. Nu, žiūrėsiu, ką čia mano padėjėjai man įdėjo. O, kas yra skalsiausiai pasaulyje? Druska. Oi, ne. Duona. Duona, teisingai. O kas čia tokia yra? Gražina. Nu, aš. A, va. Tai žinokit, kad duona visada ant jūsų stalo turi būti. Dėkojam. O dabar dar vieną čia tokį daiktą turiu. Bet labai didelį. Oi, ne. Neteisingai. Juodos avys, baltoj pievoj ganos. Kas tai? Nu, čia gali įspėti tik tai, kas moka skaityti, ar raidės nors išmoko. Knygos, kas jau čia nemokė. Oi, ne knygos. Kas tos juodos avys? Raidės. Nu, tai Tomukui turbūt reikia išmokti dar raidelės. Prašau, drauguži, va pas man. Tetulė ar mažytė, nežinau, kas pamokys. O čia labai man jau va šitą dovaną knieti ištraukti. Jau taip norisi man tą dovaną ištraukti. O dabar myslę pasakysiu. Du nuogi kūnai plaukuotoj vietoj susijungia. Kas tai? Ne šluota, ne. Galvokit. Čia dar maišelis slypės. Kas? Kardaza. Kurdažo, ne. Močiutė, kad geriau matytų, tai akis tegul užmerkia ir iš karto pamatys. O kuri čia močiutė danguolė? Va, kokia. O čia tai daiktas tai geras, močiutė. Jau kaip panukėlė lakstys nuo šito daikto. Štai namuose švaru. O čia dar vienas labai didelis, irgi labai noriu ištraukti. Nu. O čia tokia myslė. Stovi, bet net ir myslė nenori minti. Prašau. O pažiūrėsi, kas ten? Tai jau labai didelį nepaneši gal. Čia dar turiu. Aha. O kaip čia yra? Dar vienam jaunuoliui. O jau dabar žinau kam. Nu, pabandyk įminti. 5 berneliai vienam namelį. Ranka. Nu tai va, matai, sesė išgelbėjo. Kuris Tomukas? Nu tai matai, sesė turbūt čia tau tą dovaną paruošė. O dar palaukit. O čia dar labai graži dovanėlė. Nu jau greitai. Aha. Kurie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blogai. O tai grėskas. Mokykis. Nevaldas sako, tą žinosi, tą ant pečių nenešiosi. Nu, vienas dingo nerandu. Aš su vienu batuku niekur eiti negaliu. A, nu tai prašom, tai gal prireiks prie tų batų. O čia, laukite, čia tiek daug. O va, kokia
tokią tai labai mažutę radau. Naujuose metuose, kad būtų. Daug laimės. Nu šitą duosiu. Šitą dadėsiu. Pinigų? O sveikatos bernužėlį pats turėsi saugot. Tada ir turėsi. Gerų tau švenčių. O dar čia dovanėlių. Nu jau nekankinsiu. O tai prašau. Pašoksit galės. O tai prašau. Leis, O dabar mes jiems dovanų neduosim, kol jie kartu nesudainuos. O dabar susitarkit, kokią norit dainų. Nu, bando. Du gaideliai, baltus žirgus, dvi vištelės, kūne vežė. Gerai, kad suaugusi. Nu jau gerai, jau jeigu aš ką suaugusi, nu tai galima jau ir dovanas įdėti. O dabar truputį mes abudu pašauks. Abudu? O ką? Ką, neprisimenat senų laikų? Man atrodo, geriau ką nors kitą padarysim. O ką, parūkysim? Nerūkom. Arielką negeriu. O ką daryt? Nu, aš toksai sniego taras. Nu, tik šoku. O šokt galiu jo. Nu, kaip šiaudinius batus ar dar pamenat? Šiaudiniai batai, šakaliniai batai, šiaudiniai batai, Gūriniai čabatai. Aš negaliu šokti. Vaikučiai šoka. Šoka. O ko jau nešoka? Kučelė šoka. Nu tai aš pašoksiu, o pats. O dabar pats. Ką? Aš jau pašokau, dabar pats tamstą pašokau. O, nu tai gerai, dedukai. Dar galim pašokt, va jaunimas pasimokykit. Tai ką, čia gali? A čia dovanų numanyti. Dokumentas, Jo, čia dokumentas. kad neatimtų, kad... Ne. Antspaudo nedėjau, dabar sako originalas. Be antspaudo. Matai, va ranka parašyta, tai sako originalas. Ar čia nuo Seimo irgi yra? Ne nuo Seimo, nuo mano šalčio rūmų. Ten irgi Seimas atsibodo Ne. Po to atsiskaityti reikės, tai... Nu tai aš įteikiu, jie ten per televizorių žiūri, va kaip tas pons vis žiūri, žinai, po to jisai... Paukštelis kaip skristas. Tai mes va parodyti, kad va įteikti. Ir dokumentas yra. Jo. Ačiū, Sema. Prašom, kad tik mačytų. O kur ta Danutė? Arba ta Danutė. Kšia. O, dabar aš tavį pamokysiu. Aš jau senas, daug žodžių žinau. Noriu paklausyti. A kokius tu meilių žodžius žinai? Ir kokius ta sakai? Dokumentą reikia nusišti. Kam? Nu kam? Nu gal ne vyrui, gal aš nežinau, su kuo mėgi, gal pagaliai. Tai pamokyk jaunikaičius kokius meilių žodžius. Meilutė, gerutė, katinėlė. O, tai su katinu mėgi. Vaja, kaip pasisekė tam katinui, bet vargšas vyras. Prašom, gal vyras girdėjo žodžius? Nes dažniausiai tai užmiega vyrai, negirdi, ką jiems sako. O kur rytutė? Ir popolis. Ką?
Daugiausiai patinka gaminti. Baravykus kep. O kaip tamsta kepa? Receptūrą prašau išsakyti. 10 kiaušinių, pusę kilogramo margarino, cukraus pusę litro, grietinės pusę litro. O cukrus kam? Grybams cukrus? Tai grybas ne šito, grybai auga miške. Kad man seną suvedžioj. Aš galvoju, grybs iš po eglės, iš po pušių. O čia kokie tai saldunkai. Nu, tai suvedžiojai. Nu, tai jau. Atsiprašau. Mariukas mažas yra. Mariuk sako, o, tai tau jau va, iš karto ir dovanoju. Nes tiek eilėraščių žinai, o tu, broliuk, pasimokyk. Tai mano maišas greit tuštėja. Mielai poniai, bet šitą mielą ponę mums pasakys, kaip anksčiau kūčiukus kepdavo. Kaip anksčiau? Aha, kūčiukus kaip kepdavo. Suvoliodavo. A kur? Kur pečiui? Pečiui suvoliodavo. O tešlą iš ko darė? Vandeniu, miltų. O daug prie stalo sėdėdavo. Su šeimyna? O kokią tą šeimyną? Ar prisimena vardus? Tai mano šeimyna. Jūsų šeimyną. Jūsų. Nagi prisiminkit, močiute. Kas tada sėdėdavo, kai jauna buvo, kaip jūsų dukterės? Ar pamena? Tėtė, mama, seserį. O vardus pamena? Pamenu. Aldutė, Onutė, Janutė. O, matot. Ir aš jums linkiu, kad ir jūsų šeima visada būtų tokia didelė ir mylima ir laukiama jūsų. Ir pas jūs visada ateitų. Ačiū labai. O dar čia. Čia sako, koks tai dar butelis yra. O ir ne vynas. O kuris čia Rimgaudas? O klausyk, sveika Rimgaudai. Sudarom sandėrį. Jeigu tu 50 kartų neatsispaudi, dovaną aš tau palieku. Tik varstą prižiūrėt reikia. Sakai, toks liūdnas vaizdas. Nu tai o ką gali pats padaryti? Vieną prisimenu. Vieną? Nu, maji. Bala nesakau, maji sniegas. Nu, žiūrėm. O dar galigi? Nu, ne. Ai, nu reikia žmoneliai palikti. Sutinku. Ačiū. Oi, atsispaudimą. Aš sakiau, kad dar gali. Oi, šaunuolis. Nu, krūtas, tai dar negalės. Kęstutis. O, šitas. O dabar man pasakyk, kuri tavo žmoniau. Štai šita bus. Tai atsivesk. Dabar patikrinsim, kaip žmonelę myli. Nagi, paimk ant rankų. Žmonelė? Nu tai to, tavo turtas. O dabar paskaičiuokim, kiek kartų gali pakelti. Geriau jau pasipuos. Tai tada ir lopčinę padainuot. Mano dukteris numeris. Taigi pats atidavė, kol dabar kalti. Pažiūrėk, matai, kad Atidavau, kad nedaužytų, ką jau. nedaužo, taigi sulaužė. A matai, kaip man laikus drautai. O jeigu iškris? Tai pagauk. Surink. Bet matai, dar pakelia žmoną. Tai dar drūtas vyras. Nu tai dar, kad ir kitais metais pakeltum, pamylėtum. Parodo, tai ir mano mankštas tuščias. Nu ką, nepasveikinau, nepykit, turbūt pamečiau pakely. Atnešiu, paštuočiu arba faksu. Nu, Nelygau. kapti, viso labo jūsų namams. Ant stalo, žemė. Pagavo už uodegą, sako, paskubėkit.
Šiaulio rytienos paimkit. Seneliu. Atsižiūrėm su seneliu. Tai norėčiau, kad ir jūs pakeltumėt gaivaus vandens. Sveiki sulaukę šventų kalėdų. Ačiū labai, didžiulai laimingo kelio. Būsimai. Nu, tai matai, va, atidaviau rinkinį vartą. Šiaudelis. Tomo reikėjo išmokyti pirmą senelį. Nu tai žinoma, nu tai kad telpa ir netelpa. Užmirščiau mūsų susiskus. Ojojoj. Dėkui jums. Eikit su seneliu nusifotografuot greitai. Nėra. Su seneliu. Džiaugsmingų metų, džiaugsmingų. Tomai. Džiaugsmingų sklerozė. Džiaugsmingų metų linkimės. Nu, dabar ką atveš tau? Kitais metais. Ką atveš kitą metą? Troleibusą? Greitai nepamiršk. Ar žiratuką, ar ką? Nu, Motociklas už mobiliuką. mamytė girdėjo? Girdėjai. Gerai, o tamstai, nu, jau tik sakyk, bet garsiai, kad nieks negirdėtų. Nu, ką norėtum, kompiuterį? Jo. Matot, labai kukliai, kompiuterį. O faksuot siųsti galiu, bet nežinau, kaip gausi. Nu, o tau ko? Nesakyk O greičiau. tu sakyk, jau šiemet Nu tai jau drąsiai, taip drūtuosi, kaip va tą nori. Nu, tai ką? Nu, tai greičiau. Greičiau, ką? Nu gal Mercedesą taip kukliai. Gerai, sako. Bus ir Mercedesas gerai. Natūralus ar dirbtinas, kokį tokį ar va tokį. Dovanų nežinai. Greičiau. Natūralus. Natūralų, matot, dabar ekologiškai švarūs produktai turi būti. Natūralų. Nu, tau, mano gerasis. Tavo noras tai turbūt į pirmą klasę. Jau? Nu tai taip. Atvažiuok į šiaurę, atsisėsim, padengsim stalą, išgersim, paskaitysim, tėvams nieko nesakysim, parūkysim, o po to viską išmoksim. Tėvams irgi nieko nesakysim. Gerai? O ko nori iš tikrųjų? Gerai, mane čia senį lasdavau. Nu? Nu ko? Gerų pažymių neduosiu. Špargalkės galiu parodyti, kaip rašyti. Kaip naudotis, parodykime. Kad nepagautų. O šitą moku rašyti. Ne, va taip va, rezinką ten va prisiūni, o iš kito galo špargalkę, kai tik tai mokytoja priimti ir paleidi. Špargalkės nėra, bet po to nežinau, kaip ištrauks. Nu, tai ko nori, sakyk. Nu, jeigu Tomas Mercedes užsiprašė, tai jau reikėjo prašyti. Arba benzino kolonėlis. Va taip va, o. Nu gerai sutarta, važiuosim į Mažeikius, statysim kolonėlę. Gerai, bus tau kolonėlė. Gerai, tik benziną pats turėsi parūpinti. Sutarta. Du dar vienas. Nu, ai, dar panelytė. Tai ką šitą panelę norėtų. Bet gero. Tik nesakyk, kad ištekėti. Nes tėvai infarktą to jau pat gaus. Sakai. Oi, jauna, kas tas pats tik žino, kada atneši, o gal jau yra? Ne? Nesakysim. Nu tai tada sakyk, ko pakeitau. Tau, panelytė, kaip karalaitė,
viską padarys, nes tai matau. O, tėvai, tai paskaičiuokit, kiek kainuoja būtas, kelių kambarių. Rūmus, tai. Nu, tai rūmai kambarius turi. Dabar rinkos katinas, supranti, reikia viską paskaičiuoti. Kokie vaikai dabar reiktų metų mašinėlių, neįčiau dabar. Ne. Jau nuosavas namas. O gerai, Pusbroliai mašina, mano man. gerai, sutinkam, tai jau kitais metais į tavo nuosavą namą atvažiuosim. Kavalierį atveš, ten tokie vaikšta iš paskui, kad Atskraidinti su lėktuvu. Oho, per brangu, tegu tėšiai ateina, jeigu nori. Nu, tai bus tau namas, o kavalierių atsivesiu. O jeigu netiks, ką aš su juo tada darysiu, į maišą kišiu. Ai, kad elku. O kodėl? Jeigu netiks. Nu, tai kas bus? Negražu tu tada. O gudrilapė. Nu, gerai sutarta, tegu ne, tai bus tau ir namas, bus tau ir kavalierius, bus tau ir elfas, ir dovanų, ir turtų, ir viso geriausio. Nu, man jau laikas skubėt, reikia dovanas surinkti, kurias išmėčiau pakeliui. Tai vaikai darbs, ar ne? Nu, sudėjau jiems, gerų švenčių, sveikatos, mamytėm kantrybės, tėveliams gerų. Pasispaudimas daryti. Jo, būtinai. O seneliams daug meilės. Su Dievu mylėjau. Nu, Maišas tuščias nebūtų. ne, dėkui, neturėsiu kur dėt. Ačiū labai, tai su Dievu. Padovanot danutės kaip meilės ir atsakomybės simbolį. Nu, tai ką? Išgeriam šitą progą. Tėvai palaimins turbūt. Mūsų jaunavedžius dabar. Priešai. Eilėraštį pasakyk. Eilėraštį Jums gal užmirščiau iš tačiau kartą. Nu, gerai. Tai gal tėvai tars kokį žodį, mama? Tai kad aš irgi užmirščiau, prisigėriau. Čia su akutė žiedas. Čia su Su akutėm. Tai parodė, kad nesimatom. Na jau, tik na, jau reikia gerų akulių. Nedatraukė. Tos per mažos atvežiai, didesnius. Akinius? Ai tiesa, va, apie akinius atsiminiau, tik aš ją buvau susitikus. Palinkėt supranti, nu jeigu Kęstas supranti su Vanute draugauja, gražiai viskas palinkėt, palinkėt sėkmės gyvenime, laimės, džiaugsmo, nu ir gyvenkit toliau. Po kol aš gyvas, gyvenkite ir jūs.